probably in the old už lygybę dalyvius. Šiandien jūs buvot istorijos dalis. Istorijos, kuri yra ne visada paprasta, o kartais netgi ir žiauri. Norėčiau visus eitynių dalyvius pakviesti tylos minutę pagerbti praeitą savaitgalį ištikusio mūsų bendruomenę homofobiško teroristinio išpuolio Floridoje Orlando aukas. Now I'd like to invite everyone for a minute of silence for the victims of Orlando. Ačiū Jums labai. Svarbu nepamiršti, kad mūsų gyvenimai, mūsų bendruomenės gyvenimai yra susiję ne vien tik su iššūkiais ir sunkumais, su kuriais mes susidurime kiekvieną dieną. Todėl švęskite šiandien savo teisę būti savimi. Be diskriminacijos, be patyčių, be smurto. Nes mes žmonės, ne propaganda! Svarbu prisiminti, kad savo kovoje už lygybę mes esame ne vieni. Todėl kviečiu sveikinimo žodį tarti Švedijos kultūros ir demokratijos ministrė Alice Bah Kuhnke ir Švedijos ES ir prekybos reikalų ministrė Ann Linde. Scena jūsų. Happy Pride! Happy Pride! Dear friends, dear human rights activists, dear change makers. Brangus draugai, brangus žmogaus teisių aktyvistai, visi, kurie prisidedate prie pokyčių. We are so proud to share this moment with you as allies. My name is Alice Bah Kuhnke. I'm the Swedish Minister for Culture and Democracy, responsible for LGBTI equality, and I am from the Green Party. Mes labai didžiuojamės, galėdami būti kartu su jumis. Mes esame jūsų sąjungininkai. Aš vadinuosi Alice Bah Kuhnke, esu Švedijos kultūros ir demokratijos ministrė, taip pat atsakinga už LGBT klausimus ir priklausau Žaliajai partijai. And I'm Ann Linde, the Swedish Minister for EU and Trade, responsible for advocating LGBT rights in the European Union, and I am a social democrat. Prekybos ministrė, taip pat atsakinga už LGBT klausimus visoje Europos Sąjungoje ir atstovauju socialdemokratų partijai. All over the world, brave people like you fight every day for the LGBT equality. Brave people like you create the change the world so desperately needs. Kiekvieną dieną visame pasaulyje tokie drąsūs žmonės kaip jūs kovoja už LGBT lygybę. Jie kovoja už tos pokyčius, kurių reikia visam pasauliui. You know that LGBT people risk persecution and violence simply for being who they are every day. LGBT people who dare to raise their voice are at even greater risk. Jūs žinote, kad LGBT žmonės kiekvieną dieną rizikuoja būti persekiojami ir patirti smurtą, vien todėl, kad jie yra tokie, kokie yra, o tie, kurie kalba garsiau, rizikuoja dar labiau. Sweden advocates strongly for human rights in our union. We raise our voices at every table for a joint responsibility to receive refugees fleeing for their lives, for a strong European agenda against racism and populism, and for advanced and secure LGBTI rights in all member states. Švedija nuolat palaiko žmonių teisės, žmogaus teisės, taip pat LGBT teisės visoje Europos Sąjungoje. Mes apie tai nuolat kalbame. Mes taip pat kalbame
apie pabėgėlių teisės ir apie jų priėmimą. Mes kalbame apie kovą prieš rasizmą ir kovą už LGBT žmonių teisės visoje Europos Sąjungoje. A week has passed since a gunman opened fire in a gay nightclub in Orlando, Florida, and killed 49 people. Hatred towards people because of sexual orientation is a betrayal of what is best in us. Praėjo savaitė nuo tos dienos, nuo tos nakties, kada žmogus su ginklu atvėrė ugnį Orlande, Floridoje, gėjų naktinėme klube ir nužudė 49 žmonės. Taigi neapykanta dėl seksualinės orientacijos išduoda mus pačius ir tai, kas mumise yra geriausia. Human rights and rule of law are fundamental values for the European Union. These basic values are for all of us. Still, some member states oppose LGBT rights and choose the path of populism. Žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai yra ES valstybių pagrindas. Tačiau vis dar esama tokių valstybių narių ES, kurios priešinasi LGBT žmonių teisėms ir renkasi populistinį kelią. And therefore, we are so happy to be part of this alliance of human rights movements and progressive governments and decision makers from different countries and activists from so many countries. Together, we will make the change. Together, we will make Europe and Lithuania and all other countries in our union to choose the right path. Todėl mes labai džiaugiamės dalyvaudamos šioje šventėje ir šiuose eitynėse. Mes džiaugiamės, kad čia yra žmonių iš daugybės šalių, vyriausybių atstovų, kitų žmonių, aktyvistų. Ir mes tikrai džiaugiamės, kad visi kartu mes galime prisidėti prie pokyčių Europos Sąjungoje, Europoje, Lietuvoje ir visame pasaulyje. When days are difficult, like this past week has been for all of us who believe in LGBT rights, we need to remind ourselves that we fight together in Vilnius, in Kiev, in Stockholm and in Orlando. Kada mūsų užklumpa sunkios dienos, kaip pavyzdžiui šita pastaroji savaitė, mes turime nepamiršti, kad mes kovojame visi kartu Vilniuje, Kijeve, Stokholme ir Orlande. We are a global movement. We are a global family, a chosen family. We are outspoken and we are silent. We are LGBTI, we are allies. We have different colors on our skin. And we have different faiths and different beliefs within. We will continue this fight until everyone is free. Because we realize until everyone is free, no one is free. Thank you! Mes esame globalus pasaulinis judėjimas, mes esame pasaulinė šeima, mes kalbame, mes esame visi kartu, mes esame sąjunga, mes galime būti skirtingos odos spalvos, bet mes kovojame kartu ir mes suvokiame, kad tol, kol nors vienas iš mūsų yra nelaisvas, mes visi esame nelaisvi, mes kovojame už kiekvieno iš mūsų laisvę. Ačiū. Dėkojame Švedijos ministrėms, dar kartą aplodismentai. Šiandien mūsų buvo tiek daug, kad nesimatė eitynių pabaigos. Už tai ir paplojam dar kartą. Bet prieš 10 metų buvo šiek tiek kitaip. Mūsų buvo mažai, oponuojančių buvo daugiau. Ir jau tada stovėjo kai kurie žmonės už mūsų nugaros ir nepailstamai kalbėjo už tai, kad mes turime teisę būti savimi. Į sceną kviečiu Lietuvos Respublikos Seimo narę Mariją Aušrinę Pavilionienę.
Good afternoon, my dear friends. I'm sorry, I will speak in English. I prepared my text in English. I greet you on the occasion of the Baltic Prize on behalf of the greatest party in the world, the Party of Human Rights and Freedoms Defenders. It is a great honor to be a part of this community because this community defends human unity, solidarity, peaceful coexistence, friendship and love. During these festive days, there is much talking of love and the heart. The citations started to spread about the heart. Labą dieną, brangus draugai. Aš kalbėsiu angliškai, pasirašiau šiandien taip kalbėti. Noriu visus labai pasveikinti čia Baltic Pride festivalio ir eitynių dalyvius. Noriu jūs pasveikinti didžiausios partijos pasaulyje vardu. Tai yra būtent žmogaus teisių ir laisvių gynėjų partijos. Aš džiaugiuosi, kad esu dalis šio judėjimo, šios bendruomenės, nes jį pasisako už vienybę, bendrą buvimą kartu, solidarumą, draugystę ir meilę. So I repeat once again, between us, the citations concerning the heart started to spread, and I would like to join it. I would like to mention to you Carson McCullers, an American writer, who made famous the following thought, which reveals existential loneliness of each person. Taigi, tarp mūsų pradėjo sklisti citatos, kuriuose minima širdis. Ir aš norėčiau prisijungti. Aš norėčiau pacituoti Carson McCullers, amerikiečių rašytoją, kuris kalbėjo apie tai, kad žmogus egzistenciškai yra vienišas. So she said, my heart is a lonely hunter that hunts on a lonely hill. Being with you and among you, one forgets loneliness because you radiate human understanding and warmth. I believe that one day my country, Lithuania, officially will confess its love and respect to LGBT community. Thank you. Taigi noriu pacituoti Carson McCullers. Ši rašytoja pasakė, mano širdis yra vienišas medžiotojas, kuris medžioja vienišose kalvose. Tačiau aš noriu pasakyti, kad kada mes esame kartu, kada esu su jumis, tai pamirštame vienišumą, todėl kad tarp jūsų yra supratimas ir šiluma. Ir aš noriu tikėtis, kad vieną dieną mano šalis Lietuva oficialiai kalbės apie meilę ir pagarbą LGBT bendruomeniai. Ačiū Jums. Ačiū už tai. Dėkojame Seimo narei Aušrinei Marijai Pavilionienei, jūsų aplodismentai. Šiandien yra truputėlį paradoksalios, nes neturime ne vieno politiko atstovaujančio mūsų vyriausybę, kuris būtų dalyvavęs šiose eitynėse. Kągi, bet mums lengviau gauti Europos parlamento vicepirmininkę. Kviečiu ant scenos Ulrikę Lunaček. What a happy day! And I wish I could sing this song, but I can't. It really is a beautiful day. And, you know, I guess as many of you expected, we would have people standing at the side of our march, throw eggs and other things at us and boo at us. They did not. Iš tiesų, kokia graži diena. Ir galbūt daugelis iš mūsų ir iš jūsų tikėjomės, kad mums einant eitynėse, šonuose, pakraščiuose stovės žmonės, kurie kažką kalbės negražaus arba mėtys kiaušinius, bet to nebuvo. And I'm here
representing the European Parliament and the European Union as Vice President of the Parliament, but also together with my co-chair of the LGBTI intergroup, Daniele Viotti from Italy, Social Democrats, me from the Greens. Aš esu čia, aš atstovauju Europos Sąjungai, esu Europos parlamento pirmininko pavaduotoja ir Europos parlamento LGBTI intergrupės pirmininkė. Tačiau kartu su manimi šioje grupėje yra kitas pirmininkas iš Italijos, Daniele Viotti. So, we bring greetings from the European Parliament, but we bring greetings as Europeans, as we all are. And under this flag, we are protected. Taigi mes jums atvežame linkėjimus iš Europos parlamento, bet taip pat tiesiog linkėjimus atvežame kaip europiečiai su šita vėliava, kuri mus saugo. And that also applies to Lithuania. So, for example, I really do like the slogan you took this year for the Baltic Pride. We are people, not propaganda. Ir Lietuva taip pat yra Europos dalis. Ir pavyzdžiui, man labai patinka šūkis, lozungas, kuriuo jūs remiatės šiais metais organizuodami Baltic Pride festivalį ir eitynės. Jūs sakote, mes esame žmonės, o ne propaganda. And from the side of the European Parliament, we have been lobbying here in order to get this book into bookstores and into schools, because this is what some in this country think is propaganda, a children's book. A children's book which, yes, talks about how it is to fall in love with somebody from the same sex. It is prohibited here until 14, so anybody who is here younger than 14, please don't look. Taigi ir mes, atstovaudami Europos parlamentą, esame taip pat ir lobistai. Aš jums dabar rodau knygą. Mes norime, kad ši knyga patektų į knygynus, į mokyklas. Ir tai nėra propaganda, nors kai kas taip vadina. Tai yra knyga vaikams ir joje kalbama apie jausmus žmogų, kuris yra tos pačios lyties. Nors aš žinau, kad Lietuvoje tai yra draudžiama iki 14 metų. Taigi tie, kurie esate jaunesni negu 14, prašome nežiūrėti. And I just got this as a present from the writer, the author of this book, and I would like to thank her very much for that. Thank you. And I hope soon also school children and young children will be able to use, to read and to look into this lovely book and to understand a bit more about human beings and love. Ir aš šią knygą gavau kaip dovaną iš rašytojos ir noriu padėkoti. Ačiū labai. Ir aš tikiuosi, kad labai greitai vaikai mokyklose ir jauni vaikai, nedideli vaikai galės skaityti, žiūrėti šią knygą ir suprasti daugiau apie žmonės, žmogiškumą ir meilę. And I also got another present today, apart from this beautiful pride. I got a present here and it says, "Love is too beautiful to be hidden." Yes, that's true. So everybody here, enjoy this beautiful day. Because Ir aš taip pat gavau dar vieną dovaną šiandien, kur užrašyta, meilė yra per daug graži, kad ją reikėtų slėpti. Taigi džiaukimės visi kartu. Because to everyone here and everyone who listens to me and others in this country and elsewhere who want us to go back to the closet, I tell them, and we all here, we lesbians, gays, bisexual, trans, intersex people and all the others who marched with us today, we tell them, no, we will not go back to the closet. We're in the center of society and we're here to stay and celebrate our love. Thank you. Ir aš noriu pasakyti visiems, kurie esate čia, kurie klausotės manęs čia, o taip pat ir visiems visur kitur, kad mes nesame jau toje spintoje pasislėpę. Ir aš noriu pasakyti visiems lesbietėms, gėjams, biseksualiems ir translyčiams asmenims,
kad mes niekada nebegrįšime į tą spintą. Mes esame čia, visuomenėje, jos centre ir toliau būsime. Ačiū. Ačiū. Oh yes, and the last thing, thank you so much to the organizers, all the volunteers. You did such a beautiful job. It's such a happy day. Ir paskutinis dalykas, labai dėkui organizatoriams, visiems savanoriams, jūs atlikote puikų darbą, tikrai labai graži diena. Ačiū labai Europos parlamento vicepirmininkė, jūsų aplodismentai. Vienintelės politinės partijos Lietuvoje, kurie įtraukia LGBT į savo dienotvarkę oficialiai atstovę Dalią Kuodytę, Lietuvos Respublikos Seimo narę. Kalbėsiu trumpai, todėl kad šiandieną žodžių nereikia. Sveika, laisvų ir orių žmonių bendruomenė. Šiandieną labiau negu bet kada suprantu, kad žmogaus teisės, orumą, pagarbą vienas kitam ir kitokiam turime vertinti ir už tas vertybės kovoti. Taip pat šiandieną supratau, kad mes savo kovą laimėsim, todėl kad mūsų ginklas ne šautuvas, ne kumštis. Mūsų ginklas šypsena, muzika ištiestos pasisveikinimui rankos. Todėl dar kartą sveikinu jūs visus šiandien taip vieningai susirinkusius pasakyti, kad mes už žmogaus teisės, mes už LGBT bendruomenės teisės. For wonderful celebration of LGBTI people and freedom of expression today. And ILGA Europe would like to congratulate you with this amazing pride that you've organized. Tai puikia šventė, puikus festivalis, kada mes galime švęsti išraiškos laisvę, žodžio laisvę. Ir mes norime jūs pasveikinti su šia švente. And today you're showing Vilnius, Lithuania, but all the other European countries, your true rainbow colors by taking up your right to freedom of assembly. And it's on days like this that we need to celebrate and the importance and treasure the importance of Pride events. Ir šiandien jūs Vilniuje, Lietuvoje parodote, ką iš tikrųjų reiškia švęsti vaivorykštės spalvas. Ir būtent per tokias dienas, tokiamis progomis mes iš tikrųjų švenčiame susirinkimų laisvę. We've seen great Pride and equality events taking place in Europe, from Europe Pride in Riga last year to Kiev last weekend, for example. But as we know, this enjoyment is not shared across the continent in many places. Ir daug Pride renginių vykstami visame pasaulyje. Pavyzdžiui, praeitais metais vyko Rygoje, praeitą savaitgalį vyko Kijeve, tačiau ne visos šalis taip džiaugiasi šiais renginiais. And over the past decades, and ILGA Europe is celebrating its 20th anniversary this year, but over 20 years, we've seen a lot of progress around Europe. Ir pastaraisiais dešimtmečiais mes matėme daug pokyčių. Europa švenčia 20 metų tokių renginių ir matome daug pokyčių per šios pastarosius dešimtmečius. So it feels almost outdated that we have to talk about such a basic right as the freedom of assembly today. Ir atrodo, kad galbūt net jau nebeverta kalbėti apie tokią esminę žmogaus teisę, kaip teisę laisvai susirinkti. But some political movements and anti-equality groups seem to want to turn back time. So in 2016, prides are still, in this context, as relevant as ever, both as social events and as political statements. And having a safe space to celebrate your own identity is unfortunately not a given. Tačiau vis dar yra tokių politinių judėjimų, tokių judėjimų prieš lygybę, kurie norėtų sugrąžinti laikrodį atgal. Ir 2016 metais tokie renginiai vis dar tiek pat svarbus ir tiek pat aktualūs, kaip ir bet kada iki šiol. Tai yra socialinis renginys, tai yra politinė išraiška. The Orlando tragedy a week ago is a very sad reminder of that. But after that, we've also seen glimmers of hope.
we've seen spontaneous outpours of grief among LGBTI communities around the world, and also grief expressed by other stigmatized groups around the world, and mainstream voices who were silent before are speaking up now. Ir prieš savaitę Orlande įvyko tragedija, dėl kurios mes esame tikrai labai liūdni. Tačiau per tą savaitę mes matėme ir vilties ženklų. Viltį išreiškė LGBT bendruomenės, taip pat savo liūdesį išreiškė daugelis kitų stigmatizuojamų bendruomenių. Ir netgi iš nestigmatizuojamų bendruomenių žmonės prisidėjo ir reiškė savo širdgėlą. We have to build bridges with these groups and these voices. We cannot allow our opponents to divide us and pit different groups against one another, because what we share is stronger than what divides us. Mes turime statyti tiltus tarp tų skirtingų grupių ir tų skirtingų balsų. Mes negalime leisti, kad kažkokios priešiškos jėgos supriešintų įvairias grupės vienas prieš kitas. Dėl to, kad tai, kas mus vienyje, kas mus jungia, yra stipriau negu tai, kas mus skiria. It is this that makes us realize that we're not with just the thousands here today, but with many, many millions standing in solidarity, and that's the power of our solidarity. Mes turime nepamiršti, kad mes jungiamės, mus jungia ir palaiko ne tik tie tūkstančiai, kurie yra čia kartu su mumis šiandien, bet ir daugybė milijonų kitose pasaulio vietose, kurios kartu su mumis yra solidarios. With that power of solidarity, we make love and hope so much stronger than hate and fear. Thank you. Ir remdamiesi tokia solidarumo jėga, mes galime pasakyti, kad meilė ir viltis yra daug stipresnės negu neapykanta ir baimė. Ačiū Jums. Dėkojame Joyce iš Olandijos. Ir nors Lietuvoje LGBT asmenų žmogaus teisių padėtis iš tiesų yra sudėtinga, Lietuva pasaulio istorijoje yra padovanojusi įspūdingų LGBT lyderių. Ir vienas iš jų buvo Harvėjus Milkas, pirmasis Amerikoje atvirai homoseksualus politikas išrinktas į renkamą postą ir dėja po to su juo buvo susidorota, jis buvo nužudytas. Ir šiandien mes turime Harvėjus Milko sūnėną, Stuartą Milką, kuris pasveikins nuo šios scenos. Congratulations, Vilnius. This has been the dream that my uncle Harvey Milk saw. Sveikinimai Vilniau. Tai yra svajonė, kurią matė mano dėdė Harvis Milkas. So when he had those bullets enter his brain, his belief was that they could smash every closet door, take down every mask, take down every lie, every innuendo ever spoken about LGBT people, and you have made that dream come true today here in his homeland, Vilnius. Ir kada tos kulkos įsmigo į mano dėdės smegenis, jis liko ištikimas savo tikėjimui, kad žmonėms nereiks būti spintose, nereiks slėptis už kaukių ir kad bet koks melas, kada nors pasakytas apie LGBT žmonės, bus išsklaidytas. Ir tas melas bus išsklaidytas ir mes esame čia, mano dėdės tėvynėje, Vilniuje. It's bittersweet, though, that I'm here today because my home is in Florida. Taigi, tačiau tarsi ir liūdna kartu ir džiaugsminga, kad aš esu čia, nes mano namai yra Floridoje. And it was my uncle's dream not only that those bullets would destroy take us out of the closet, but it would be the last violence perpetrated on LGBT people. Kai mano dėdė žuvo nuo kulkų, jis tikėjosi, kad galbūt tai bus jau paskutinis smurto aktas prieš LGBT žmonės. So I must say
that whenever we lose an LGBT life anywhere, we, the entire society, the entire world, the entire community, the entire family, we lose all of the potential that that wonderful human being had. Ir aš noriu pasakyti, kad bet kada, kai mes prarandame LGBT žmogaus gyvybę, bet kur pasaulyje, visa visuomenė, visa bendruomenė, visas pasaulis, visos šeimos praranda potencialą, kurį galėjo suteikti tas žmogus. So I wear the black armband today for my friends in Florida that we have lost. It's not a number 49. I'm only going to mention one person, but each one of those stories is vibrant. Ir aš dabar užsirišęs ant rankos esu juodą raištį, nes aš gedžiu dėl tų žmonių Floridoje, kurie žuvo. Ir mes negalvojame, kad tai tik skaičius, 49 žmonės. Aš tiesiog norėsiu papasakoti vieną istoriją apie vieną žmogų. Ir kiekviena ta istorija yra lygiai tokia pat svarbi ir skaudi. I'm going to mention Brenda McCool. Brenda McCool, a mother of 11, went to a gay bar in Orlando to support her son, who had just come out, and she wanted to make sure that he was protected and loved and that he would get home safe. But it was her who did not come home. Aš noriu paminėti moterį vardu Brenda McCool. Ji ėjo į tą gėjų barą kartu su savo sūnumi, kuris tik neseniai buvo prisipažinęs, priklausantis tai bendruomeniai, ir ji ėjo kartu su juo, norėdama jį palaikyti ir apsaugoti, kad jis vakare vėlai grįžtų saugiai namo, tačiau dėja ji pati negrįžo namo. So for the voices of hate and the voices of separation and the voices that would diminish us that are out there, I'll tell you, you can kill my uncle, you can kill the mother of our LGBT communities, the mothers. You will never, ever stop our message, which is that we will all be equal, that we will all be loved, we will all be embraced, and today it's proof of it here in Vilnius. I also want to say, oh, sorry. Microphones won't stop a mill. Netgi mikrofonai mūsų nesustabdys. Ir aš noriu pasakyti visiems tiems, kurie reiškia neapykantą, kurie nori atskirti mus nuo kitų žmonių, kad jūs galite nužudyti mano dėdę, jūs galite nužudyti motiną, apie kurią aš pasakau, tačiau jūs vis tiek nesustabdysite to žinios, kad mes visi esame lygus, mes visi esame mylimi. Ir to įrodymas yra šiandien renginys Vilniuje. I added that microphones wouldn't stop a milk. It wouldn't stop my uncle from talking. So, I have a Harvey Milk Foundation volunteer up here with me, Rafael. He's one of our volunteers from Mexico. The reason I asked him to come up here is that we have other situations going on in the LGBT community. A month before the Orlando killing, there was a shooting in a gay bar in Jalapa, Mexico. Madam's Gay Bar. 15 of our LGBT brothers and sisters were killed there, and there was silence in the world, and we cannot let that happen again. Aš taip pat noriu pasakyti, kad mikrofonas būtų nesustabdęs mano dėdės ir jis nesustabdys manęs. Tokios sutrikimai su mikrofonu. Ir aš šalia savęs turiu mūsų fondo vieną savanorių, Rafiu, kuris yra čia, taip pat todėl, kad mes norime papasakoti apie kitą su LGBT susijusią situaciją. Dar mėnesį prieš tai, kai įvyko tragedija Orlande, Zapapoje, Meksikoje, taip pat buvo šaudama bare į žmonės, LGBT žmonės, ir 15 žmonių žuvo, tačiau apie tai kažkodėl buvo nutilėta. Finally, I'm just going to ask you, in the memory of everyone that we lost, in the dream of my uncle, to celebrate today, like today is the greatest day in the world, to celebrate tonight, to dance, to party, and to let everyone, Brenda McCool's family, let everyone who was affected, whose family was affected in Mexico, hear our voices of love and inclusion and celebration. We will never turn back. Thank you, Vilnius.
Ir aš norėčiau paprašyti, prisimenant atminimą visų, kuriuos mes praradome, prisimenant mano dėdę, kitus žmonės, tiesiog švęsti šiandien. Šiandien yra puikiausia diena. Ir švęskime taip, kad ir Brendos Makul šeima, ir tų žmonių, kurie žuvo Meksikoje šeimos, galėtų matyti, kad mes esame girdimi ir mūsų balsas yra girdimas. Taigi sveikinu Jūs Vilniau. Dėkojame Stuartui. O dabar į sceną pakviesiu originaliausiai apsirengusi Baltic Pride eitynių dalyvį Marką Haroldą iš Vilniaus miesto savivaldybės, atstovaujantį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narių grupę už LGBT teisės. Markai, scena tavo. Sveiki, aš išversiu save. Tai, sveiki, hello. Vilniaus miesto savivaldybės vardu, kaip tarybos narių grupės miestas už LGBT lygybę pirmininkas, norėčiau padėkoti visiems organizatoriams ir savanoriams už jų darbus Vilniuje. Ačiū. On behalf of Vilnius City Council, as chair of the Council's Group City for LGBT Equality, I would like... Šiandien Vilniuje visi gali būti savimi. Today in Vilnius, everyone can truly be themselves. Mes dirbame, kad taip būtų kasdien. We're working hard to make that true every day of the year. Aš norėčiau pamatyti tokį Vilnių, kuriame niekam neturiu teisintis dėl savo drabužių. I would like to see a Vilnius where I don't have to explain my clothes to anybody. But, paaiškinsiu, gerai, paaiškinsiu. Ant mano marškinėlių yra širdelė, nes myliu Lietuvą. Ir čia užrašas Lietuva visiems. Nes taip turi būti. Mano striukė yra karališkųjų oro pajėgų, nes kaip kadetas tarnavau Anglijoje ir dėkoju NATO, kad užtikrina mūsų laisvę. Čia yra Britų vėliava, nes aš esu Britas. Ir nešioju sijoną, nes noriu nešioti sijoną. In English, I love Lithuania, I love NATO, I'm British, and I love skirts. That's who I am. Sveikinu visus su Baltic Pride. Be yourselves, būkit savimi. Ačiū. Aš jums jau žiauriai atsibodau, todėl kalba bus dabar paskutinė. Kviečiu žmonės, kurie Baltic Pride iš idėjos pavertė realybę. Tai Estijos LGBT asociacijos pirmininkė Lis, Latvijos asociacijos pirmininkė Kristina ir asociacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko. I will start. I'm here today to represent Estonia and the Estonian... I'm here today to represent Estonia and the Estonian LGBT Association. And I'm very glad, and we all are very glad to be here today with you. Labą dieną. Aš šiandien esu čia ir atstovauju Estijai ir Estijos LGBT asociacijai ir labai džiaugiuosi galėdama būti su jumis čia. Today in the morning, I talked with my partner at home. He was very worried about me. He asked me, how could I do such a crazy thing to come here today, especially after Orlando? He asked me to please try to hide myself in the crowd. Šiandien ryte, ruošdamasi atvykti čia, kalbėjau su savo partneriu namuose. Jis buvo susirūpinęs dėl manęs. Jis galvojo, kad aš nelabai protingai ilgiuosi važiuodama čia, ypač po to, kas įvyko Orlando, ir jis prašė manęs įsimaišyti kur nors į minią ir likti nematomai. I asked him, how could I not come here today, especially after Orlando and after the shooting in Mexico and after all the other events that are happening around the world. I told him, I will not hide myself, I will be carrying the Estonian flag and I will be proud of it. Aš pasakiau jam, kaipgi aš galiu nevykti čia, ypač po to, kas vyko Orlande, kas vyko Meksikoje, to šaudynės ir visi kiti įvykiai. Taigi aš pasakiau jam, kad ne, aš nesislėpsiu ir aš turiu Estijos vėliavą ir to didžiuojasi. Thank you all for coming here today, for not hiding yourself
and see you next year in Tallinn. Please come. Dėkoju visiems, kad atvykote čia šiandien, atėjote čia šiandien, kad nepasislėpėte ir kviečiu jūs kitais metais į Talliną. Atvykite. Hello from Riga, Latvia. I'm very happy to see many Latvians here. Paldies, ka atbraucāt. Thank you all for coming. Sveikinimai iš Rygos, Latvijos. Labai džiaugiuosi, kad matau čia daug Latvių kartu atvykusių. Ačiū Jums. We are stronger together. We're stronger together in the Baltics. We're stronger together in Europe. We're stronger together in the whole world. Mes esame stipresni, kada esame kartu. Kada esame kartu Baltijos valstybėse, Europoje ir visame pasaulyje. And I also represent European Pride Organizers Association, so we're all in this together and solidarity is really important. So thank you everyone who's here to support Baltic Pride. Aš taip pat atstovauju Europos Pride organizacijų asociacijoms. Taigi dar kartą sakau, mes esame visi kartu ir labai dėkoju visiems, kurie atėjo palaikyti Baltic Pride. So we're all in this together. Congratulations to Lithuanian friends and colleagues. I mean, this has been an amazing event. Thank you so much. Really proud and happy to be here, and we'll see you next year in Vilnius and 2018 in Riga. Oh, in Tallinn! Oh, wow. I'm in Vilnius, right? See you next year in Tallinn and 2018 in Riga. We're global. Taigi noriu padėkoti Lietuvos draugams, kolegoms už nuostabų renginį. Ačiū Jums labai. Ir noriu pasakyti, susitiksime kitais metais Talline, o 2018 metais Rygoje. Dear friends, I will have a speech in Lithuanian, but I hope that you will feel me and my emotion, and I will try to be short. Mėlyjei draugai, sveikinu žengus dar vieną istorinį LGBT judėjimo Lietuvoje žingsnį ir sėkmingai užbaigus Baltic Pride eitynės už lygybę. Šiandien švenčiame pergalę. Dėkoju visiems už šią toleranciją šventę. Jūs esate drąsūs tarp drąsiausių. Kai kurie mūsų bendruomenės nariai ir tam tikra Lietuvos visuomenės dalis neapsisprendžia pasilikti istorinių įvykių nuošaly, jūs šiandien atėjote ir sukūrėte buvimą kartu stebuklą. Šios dienos eitynės už lygybę vyksta skaudžios nelaimės ištikusios mūsų bendruomenė už Atlanto atmintyje. Taip, dažnai girdžiu sakant, nesvarbu kokia buvo jūsų seksualinė orientacija, svarbu. Neleiskite iš mūsų atimti mūsų istorijos ir atminimo. Neleiskite iš mūsų atimti mūsų tapatumo. Tam, kad būtume išgirsti, neprivalomi tapti nematomi. Ačiū, kad esate matomi. Šiandien nuostabi diena. Apkabinkite ir pabučiuokite tuos, kurie yra šalia. Vilnius dar niekada nematė tiek daug vaivorykštės spalvų ir bučinių. Iki susitikimo Pride Park koncerte Menų fabrike Loftas. Ir paskutinis surprizas. Mūsų skaičiavimais dalyvavo iki 3000 dalyvių. Happy Pride! 3000 participants! Happy Pride! See you in Loftas soon!